Nepažabotas Nemunas beveik kiekvieną pavasarį užliedavo Kauną. Ypač tragiškas buvo 46 metų potvynis. Tik Nemuno užtvanka galėjo pažaboti stichiją. 1955-aisiais Pažaislio apylinkėse prasidėjo paruošiamieji hidroelektrinės statybos darbai. '56 vasara. Metras po metro gilinama pagrindinė dauba, kol bus pasiektas amžiais nepajudintas kieto priemolio gruntas. Reikėjo iškasti 5 milijonus kubinių metrų žemės. Kauno hidroelektrinės statyba skatino kurti Respublikos energetikos sistemą. Tiesiama pirmoji 110 kV elektros tiekimo linija. Lygiagrečiam darbui sujungiamos Petrašiūnų ir Rėkyvos elektrinės. Tai energetikos sistemos pradžia. '57 spalis. Partijos ir vyriausybės vadovai pakloja pirmąjį kubinį metrą betono į būsimosios hidroelektrinės pamatus. Antroji 110 kV linija jau su gelžbetoninėmis atramomis. 1959 metais į energetikos sistemos tinklą įjungiamos Vilniaus elektrinės. Istorinė 59 Liepos 19. Lietuvos upių tėvas senasis Nemunas keičia vagą. Statybininkus pakeitė montuotojai. Montuojami pagrindiniai rengimai. '59 lapkričio 5. Paleidžiamas pirmasis 22,5 tūkstančio kW hidroagregatas. Įsipildė sena lietuvių tautos svajonė. Yra Nemuno hidroelektrinė. Sukasi 4 turbinos. 60 metais pasiekta projektinė 90 tūkstančių kW galia. Kauno hidroelektrinė pradeda tiekti energiją Kaliningrado sričiai. Šimto 10 kV linijos pasiekia Klaipėdą.
Dabar visos Respublikos elektrinės dirba į bendrą tinklą. Energetikos sistemos galia per 10-metį padidėjo 4 kartus, elektros energijos gamyba 5 kartus. Nemuno žiburiai pasklido po visą Lietuvą. Kauno hidroelektrinė veikia pilna galia, dirba visos 4 turbinos. Šešiasdešimtieji metai pradeda naują socialinės ekonominės raidos etapą. Dabar Respublikos elektros energijos poreikius elektrinės jau tenkina su kaupu. Išaugęs Respublikos energetinis potencialas skatina tolesnį liaudies ūkio industrializavimą, plečiama Naujosios Akmenės cemento gamykla. Visas kraštas dabar gyvena statybų užmojais. Lietuvoje kuriamos naujos pramonės šakos, Kėdainiuose iškilo chemijos kombinatas. Auga pramonės gigantas Jonavos azotinių trąšų gamykla. Per metus jis sunaudos elektros energijos 9 kartus daugiau negu 1940-aisiais visa Lietuva. Metai antri ir Kauno hidroelektrinės Respublikai nebepakaks. Todėl elektros energijos poreikiai prognozuojami į priekį 10-20 metų. Numatyta dar tais pačiais 60-aisiais Kauno hidroelektrinės paleidimo metais pradėti statyti galingą šiluminę elektrinę. Įspūdžius patirtus pakeliui būsimųjų statybų vietą per Kūnkiemį gerai mena Lietuvos valstybinės rajoninės elektrinės direktorius, socialistinio darbo didvyris Pranas Noreika. Kada buvo renkama čia vieta elektriniai statyti ir elektrinams statyti, ir vieną kartą atvažiavom čia už miško, žiūrim, stovi sodyba ir namas dega, dūmai eina per duris, per langus, tik neina per kaminą. Galvojam, kad čia jau gaisras, sustojam. Žiūrim, vaikai žiūri per stiklą ir jie nebėga iš to namą. Pasirodo, kad čia stovėjo dar tokios sodybos, reiškia, kurios iš vis neturėjo kamino. Ir krosnis kūrenasi, reiškia, dūmai eina į pirkę. Ant pečios guli šeimininkas šitos trobos, Saliuta, pas jį buvo 2 mergaitės, reiškia, ir jos taip laksto po aslą, žemiau pečiaus, taip maždaug žemiau pusės trobos lygio, ten oras labai grynas, aukščiau dūmų pilna. Kitam namo gale stovėjo vištos ten, reiškia, tokiu būdu atgyvena čia žmonės. Vieta naujajai elektriniai parinkta netoli Vievio, Anykštos ežero pakrantėje. – 1960 Liepą pradedami žemės darbai. Kalba Respublikos nusipelnęs statybininkas Jonas Velaniškis. Lietuvos elektrinės statybą mes pradėjom su kvalifikuotu kolektyvu. Buvo puikūs ekskavatorininkai, kurie greitai įsisavina šią aikštelę, puikūs vairuotojai, kurie dirba negailėdami jėgų, geri betonuotojai ir kiti darbininkai, kurie praėjo tokią mokyklą kaip Kauno hidroelektrinė, jiems čia buvo, aš pasakyčiau, kad žymiai lengviau ir greitai pradėti dirbti. Didelį indėlį į statybos tą paspartinimą įnešė draugas Noreika. Jis visą laiką rasdavosi statyboje ir spręsdavo visokius iškilusius klausimus.
Mūsų statybą šefavo Respublikos vyriausybė, Sniečkus, Šimauskas, Maniušis buvo labai dažni svečiai mūsų statybai. Ir visi klausimai, kas liesdavo ir tiekimo klausimus, ir organizacinius klausimus, spręsdavosi labai operatyviai vietoj. Tūkstantis 961 Liepos 18. Iškilmingai padedama pirmoji gelžbetonio plokštė. Jos įrašas ateinančioms kartoms bylos apie šios statybos svarbą savajam laikmečiui. Ši elektrinė pirmoji Respublikoje statoma industriniu būdu. Lietuvos Lėnuvrai statėsi iš surenkamų gelžbetonio konstrukcijų. Be abejo, surenkamas gelžbetonis pagamintas fabrikuose leidžia labai padidinti darbo našumą vietoje, sutrumpinti statybos laiką. Netgi turbinų, generatorių pamatai taip pat buvo daromi iš surenkamų gelžbetonio. Įrengimus siuntė per 200 šalies įmonių. Visi labai energingai ėmėsi padėti šitai statybai, dėl to ir buvo galima per 2,5 metų nuo statybos pradžios paleisti pirmą energetinį bloką. Tokių tempų nebuvo iki šito pavyzdžio, nėra to labiau ir dabar. Nu, pirmoje eilėje, tai žinau, tam projekte buvo įdėta daug progresyvių konstrukcijų. Aiškiai, didelis surenkamumo laipsnis. Energetikos sistemos vadovas Justas Nekrašas. Ir statybinių konstrukcijų. Ir agregatų, reiškia, surinkime. Surenkamumo laipsnis tais laikais buvo gana didelis. Antras dalykas, aš turėčiau pabrėžti entuziazmas. Entuziazmas labai didelis buvo energetikų, visų. Ir statybininkų, ir montuotojų, eksploatacininkų. Aiškiai, kaip galima greičiau pastatyti, kaip galima greičiau įsisavinti, kad patikimai dirbtų šį agregatą. O tas turėjo labai didelę reikšmę. Štai mes pirmą agregatą įvedėm rekordinių laikų šalyje. Jei vienas elektrinė taip greit nebuvo pastatyta nuo pradžios iki pirmo agregato paleidimo. Rekordinių laikų. 62 gruodžio 30. Paleidžiamas pirmasis energetinis blokas. Šventėje dalyvavo Tarybų Sąjungos elektrinių statybos ministro pavaduotojas Arkadijus Savinykas. Šio bloko gale 150 000 kW prilygo trečdaliui visos Respublikos tuometinės energetikos galios. Kartu su elektrinė statomos ir 330 kV įtampos elektros tiekimo linijos. Respublikos nusipelnęs inžinierius Algirdas Stumbras. Lietuvos valstybinės rajoninės elektrinės reikšmę, elektrifikuojant mūsų respubliką, sunku pervertinti. Jinai sudarė visas sąlygas pilnai elektrifikuoti mūsų respubliką. Maža to, naujai įvesti galingumai leido ne tik tai pilnai patenkinti respublikos poreikius elektros energiją, bet ir didelius elektros energijos kiekius atiduoti į jungtinę energetinę sistemą. Jungtinių energetinių sistemų privalumai visų pirma susiveda į tai, kad visi elektros energijos vartotojai gauna žymiai patikimesnę elektros energiją. Be to, jungtinės energetinėse sistemose galingumų rezervą sumoje galima turėti mažesnį ir tai, suprantama, sutaupo didelius kapitalinius įmonės statant naujas elektrinės. Septintojo dešimtmečio pradžioje Lietuvos miestų gyventojų šildė per 1500 mažų vietinių katilinių. Kiekvieną jų aptarnavo keli žmonės. Sudegusių anglių dūmai ir suodžiai teršė aplinką. Šiandien 63 metais centralizuota termofikacija rūpintis pavesta vyriausiai energetikos ir elektrifikavimo valdybai. Senųjų šiluminių elektrinių turbinos rekonstruojamos į termofikacinės.
Rekonstruotos elektrinės tapo dvigubai ekonomiškesnės. Išnyksta juodų dūmų skraistės, prašviesėja padangė. Miestų šilumos tinklai ima plėstis. Gesinamos mažosios komunalinės katilinės. Centralizuotai šilumą tiekia ne tik termofikacinės elektrinės, bet ir stambios rajoninės katilinės. Į jas atvestos gamtinės dujos. Miestai taps dar švaresni. Septintą dešimtmetį šilumos energijos gamyba ir tinklai žymiai padidėjo. Elektrėnai. Čia nebuvo nei krosnių, nei dūmijančių katilinių, kilo miestas su visais patogumais. Statomas jau antrojo energetinio bloko katilas. Šis blokas buvo sumontuotas per pusmetį, 2 mėnesiais greičiau negu pirmasis. Trečiojo bloko montavimas sutrumpėjo dar mėnesio. 64 rugsėjo 12. Atėjo trečiojo bloko paleidimo valanda. Elektrinės galia dabar jau prilygs 5 Kauno hidroelektrinėms. '64 žymėjo dar vienas tarybų Lietuvai svarbus įvykis. Prie energetikos sistemos tinklo prijungiamas paskutinis Respublikos ūkis. Užsidega simbolinis laimės žiburys. Biržų rajono Jono Biliūno kolūkyje anksčiau laiko baigtas pirmasis Respublikos elektrifikavimo etapas. Elektrėnai, 68 birželis. Paskutiniai patikrinimai valdymo pulte. Kuriamas 6 bloko katilas. Istorinė minutė. 300 000 kW turbogeneratorius pradeda suktis. 3 mėnesiais anksčiau laiko paleidžiamas 6 energetinis blokas. Lietuvos valstybinė rajoninė elektrinė pasiekė projektinę 1 200 000 kW galę. Kalba elektrinės vyriausiasis inžinierius Algis Viktoras Mechas. Antras energetinis blokas po jo įjungimo į tinklą savo pilną galingumą pasiekė per 12 dienų.
Na, o trečias per 6, ketvirtas per 5 dienas. Tai be abejo didelis kolektyvo atsiekimas, na, kartu ir ne tik eksploatacininkų be abejo, tai yra statybininkų ir montuotojų žymiai geresnio darbo rezultatas. Į šventę atvyko Tarybų Sąjungos energetikos ir elektrifikacijos ministras Piotras Neporožnis. Kartu su elektrinė ežero pakrantėje išauga naujas miestas. Elektrinės veteranas Algirdas Lukaševičius prisimena. Šiuolaikiniai namai su visais patogumais. Elektrinais mes ir dabar didžiuojamės, kad jie gerai įsikūrė ir gražus miestas. Išaugo galinga elektrinė. Ir per kelis metus buvusių kolūkiečių ir buitis, ir pats gyvenimas visiškai iš pagrindų pasikeitė. Lietuvos valstybinė rajoninė elektrinė viena moderniausių šalyje. Taip, Lietuvos elektrinė su savo įrengimais jau buvo nauja pakopa energetikoje, ne tik mūsų Respublikos, bet ir visos Tarybų Sąjungos energetikoje. Pirmieji agregatai po 150 000 kW. Žinoma, tuo laiku pasaulyje buvo ir stambesnių. Mūsų šalyje buvo vieni iš stambiausių šiluminių elektrinių galingumai. Taip, kad jie buvo tuo laiku pakankamai aukšto lygio. O pirmieji agregatai 300 000 kW, kuriuos mes paskui 4 pastatėme. Reiškia, jie buvo pasaulinio lygio, pagal naudojimus garo parametrus, pagal agregatų ekonomiškumą. 1972 metais jos galia pasiekė 1 800 000 kW. Tokių energetinės galios ir gamybos didėjimo tempų Respublika dar neregėjo.